Sveiki visi, šiandien žaisiu Horfing Housing ir jau seniai dariau video apie šitą žaidimą. Šitas žaidimas padarė naują update, tai aš jums jį parodysiu. Tai čia dabar yra Eclipse sezonas. Tai čia yra pasas, kur gali gauti daiktų ir tokenų. Tada už tokenus gali nusipirkti daiktų, kuriuos aš nusipirkau. Pirkdamas šitą gavau tuos daiktus, šitą orbą. Ir jau, atsirado naujų game modo. Šitas nepasikeitė. Kodas, kas pamiršot, yra toksai. Bet aš pamiršau pasakyti, čia, pirmiausia reikėjo paimti šitą. Tada dar kartą įvedam kodą. Pala. Iš naujo. Kas vyksta? Tie žmonės taip trūkta. Va, atsidarė. Tada einam į liftą. Suvedam tą keycard, nu what the hell. Va, liftas. Ir mums teleportuoja čia, kur nieko negali padaryti. Tai va, nauji game modai. Are you serious right now, bro? Ir jo. Taskai atsirado. Tai laimėt 4 duelus. Bet taskai yra žiauriai sunkus. Aišku, labai geri rewardai yra, bet vis tiek taskai yra labai sunkus. Tai aš nespėsiu vykdyti tų kitų dviejų. Nelūs? Žmonės! Ai, čia viskas griūna. Kodėl? Turiu stebėti, bet aš tuoj mirsiu, kurmitų! Aš taip epiškai siseivinau ir aš vis tiek norėjau. Tai jo. Nu ką? Laukim kito žaidimo. Gerai, prasidėjo tas mečas, išrinko Gear modą. Tai aš gavau Gearą, su kuriuo aš galiu šaudyti šitus dažus. Jis nėra labai efektingas, daro nedaug damage, bet štai gerai, gavau daug geresnį ginklą, ateinat čia visi. Ateikit čia visi. O, jis turi šautuvą, aš bėgu nuo jo. Aš nuo jo bėgu. Aš turiu irgi šautuvą, bet jo šansas sunčiotina mane. Aš turiu pjauti kuo daugiau žmonių. Gerai, žiūriu. Kas blogiausia, aš turiu žaisti be garso, kas man labai nepatinka. Dėl to nes visada negirdit mano balso. Tai jau majau. Vis te? Jūs žiūrėjau šerifą? O jūs mirs ar ne? Aš nežiūrėjau šerifą. Viskas, aš saugus. Aš galiu jos sėdėti laisvai. Ar ne? Jie mirs? Visi. Tinčiu. Ne! Čia buvo durniausia mirtis, kurią aš buvau patyręs. Kodėl? Kodėl man taip nesiseka? Aš ir taip turiu tik 8 svinus. Kodėl? Nu žodžiu.
Gerai, raundas pasibaigė. Aš rinksiu multiplayer turbūt. Multiplayeris reiškia, kad bus... kartais būna tik vienas kažkodėl, kai turėtų... Dabar viskas turėtų būti dvigubai daugiau negu turėtų iš tikrųjų būti, bet kartais būna vis tiek tik vienas, tai man tas nepatinka, bet nieko tokio. Ir aš be to per filmavimą šitą baltą juostą kurios jūs nematote, tai jums gerai, bet aš ją matau, tai... Tai aš negaliu matyti, koks yra disasteris, tai... Nežinau, čia gal įdomiau, nežinau. Turbūt, kad turėtų būti įdomiau, bet... Ja. Galiu suprasti tai iš to, kas vyksta lauke. Iš to, ką aš matau. Šiaip tai... Ok. Aš dabar bent jau apsaugotis neturiu tų, kurie jų pasibaigė. Bet aš noriu pažiūrėti televizorių. Va, aš noriu žiūrėti šitą vaizdą. Gerai. Bet galit paaiškinti, kodėl jūs nežiūrit mano video? Žiūrit tik shortus, bet ir tai aš nesurenku daug peržiūrų. 2027 metais man reikės 8000 valandų. Kai aš surinku per 3 mėnesius 50 max. Išvaizduoju. Tai... Prašau, man reikia pinigų. Aš esu užstrigęs šitam burbule ir ateina tsunamis pas mane. Aš toks miręs. Aš toks miręs. Ne. Ne. Ai, ne. Aš nemiręs. Aš nemiręs. Kaip aš nemiriau? Net burbulas nesisprogo. Tik namas. Aš kur čia. Vai. Ai, aš abu uždželbiu. Ir jinai dar mano name. Ai, ten tik aš, tik man. Ok, dingo burbulas. Pala, kas čia bus? Spėju, kad... Tai jo-majo. Aš net nežinau, kas čia vyksta. Kaip aš turiu žinot, kaip man apsisaugoti, jeigu aš net nežinau, kas čia vyksta. Kaip aš turiu apsisaugoti, kai net nežinau, kas čia vyksta. O aš laimėjau. Aš laimėjau kažkaip. Ok. Ok, ir paskui 18 lygį. Tai reiškia, kad aš galiu pakleiminti 100 tokenų. Ir man trūksta dar 15 tokenų, kad nusipirksiu šitą. Ir aš rinksiu turbūt bridžą. Tai jo. Gerai, paskutinis raundas ir teks atsisveikinti. Nes jau per ilgai biškai užtrunka. Ir jo. Ir tikiuosi pažiūrėsit. Gerai, gavom splyfą. Gerai. Kaip visada žmonės nori save apsiginti, kaip ir. Arba kitiem patarbyti. Bet aš renkuosi saugumą.
Gerai, man atrodo, aš daug. O! Oi! Kodėl du iš eilės į mane? Kodėl? Nu gerai, su to ir užbaigsim. Tai ačiū, kad žiūrėjot. Jeigu žiūrėjot, aišku. Nepamirškite palaikinti video, pasubscribint ir viso.